Man nepaprastai malonu moderuoti šiai sesijai, tai yra, kurioje mes kalbėsime apie vaikų jaunimo nusikalstamo problemos sprendimą pasitelkiantis paslaugas, elgesio keitimo intervencijas, kalbėjusime apie įrodymais pagrįstas intervencijas. Ir mes matome, kad uždaros tokios įstaigos, uždaro pobūdžio įstaigos, iš tikrųjų, mes matome, kad yra priešiški efektai, priešiška poveikis, negu tikėjomės. Tai dabar pereinama į intervencijas, tokias paslaugos, elgesio keitimo iniciatyvas. Nes mes matome ir priešiškumą tokiams institucijoms ir priešinimąsi tokiai teisiniai sistemai. Ir matome, kad iš tikrųjų ta jaunimo delinkvencijos, ta problema, vis sudėtingiau turbūt ją atpažinti ir pasiekti geresnių rezultatų. Mes kalbam apie nepilnamečių delinkvenciją ir matome, kad labai reikia intervencijų, kuo daugiau, tuo geriau. Taigi, kai kalbam apie institucinę, kaip ir pobūdį, turėtume turbūt dėmesį sutelkti į paslaugų kokybę ir taip pat paslaugų spektrą, paslaugų, kurios institucijose teikiamos. Šiandien mums labai pasisekė, nes turime ekspertus iš Norvegijos, Švedijos, Estijos ir Lietuvos. Ir kalbėsime labai aktualiomis temomis. Tai kalbėsime apie tai, kaip mes galima kuo geresnę paramą mūsų delinkvencijam jaunimui teikti. Taigi pirmoji mūsų pranešėja Kristin Tandberg, jinai yra Norvegijos pataisos tarnybų kalėjimo probacijos direktorato vyresnioji patarėja ir išklausysime, kas buvo nuveikta per 30 metų, tai yra pataisos tarnybose, kalėjimų ir probacijos direktorate. Toliau mes atkreipsime dėmesį į Norvegiją, kaip Norvegijoje viskas vyksta. Taigi, Kristin, jums ir suteikėme žodį. Sveiki visi, dėkui už gražų pristatymą, Virginija. Kaip jau parašyta, štai čia, skaidrė, aš pakalbėsiu apie tai, kaip Norvegijoje organizuojamas bei užtikrinamas bausmių taikymas nepilnamečiams. Visų pirma, trumpai apžvelgsiu skaičius, pateiksiu keletą faktų skaičių apie jaunuolius nuo 15 iki 24 metų atliekančius bausmę kalėjime ir visuomenėje. Tada pateiksiu išsamesnį mūsų jaunimo skyrių arba jaunimo padalinių pristatymą skirtą asmenims nuo 15 iki 18 metų. Ir dar vėliau išsamiau pateiksiu įžvalgų apie mūsų nacionalinę strategiją skirtą jauniems nusikaltėliams ir taip pat laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims nuo 18 iki 24 metų, kurioje tad aptarsiu, kaip galėtume geriau priemonės pritaikyti jauniems suaugusiems. Štai pasižiūrėkime, čia parodyta maždaug nuo 15-24 metų jaunieji pažeidėjai ir nuo jauniems nusikaltėliams skirtų vykdymo užtikrimo priemonių kūrimas. Per pastarį dešimtmetį peržvelgus bausmės jauniems nusikaltėliams iškėlė dvi pagrindinės savybės. Pirma, sumažėjo nuteistų jaunuolių skaičius. Labai sumažėjo tiek besąlyginė laisvės atėmimo bausmę atliekančių, tiek bendruomenės bausmę atliekančių skaičius. Antra, pasikeitė ir kur ir kaip atliekama besąlyginė laisvės atėmimo bausmė. Maždaug pusė jaunuolių nuteistų laisvės atėmimo bausmė šią bausmę užbaigė taikant elektroninį stebėjimą. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios dauguma jaunų nusikaltėlių bausmę baigė atlikti bendruomenėje.
Tai, kaip matote, daugiau bendruomenėje nei kalėjime. O dabar leiskite man pakalbėti apie nepilnamečiams nuo 15 iki 18 metų skirtus tokius padalinius. Šie vienetai mūsųse vadinami trumpai UE. Trumpai paaiškinsiu jų steigimo aplinkybės. 2000 metais atsirado politinė valia pakeisti, kaip Norvegijos bendruomenė, tiesiog, ką jinai gali pasiūlyti nepilnamečiams. Juk iš tikrųjų mes žinome, kad mes turime laikytis, ta prasme, dokumentų ir taip pat ir vyriausybė. Vyriausybė taip pat suprato, kad mes turime vadovautis vaiko teisų konvencijos 37 straipsnių, nes juk tenai nusakoma, kad bet koks vaikas, kuriam matyta laisvė, jis turi būti laikomas atskirai nuo suaugusių ir turime vadovautis būtent to. O kaip tie padaliniai, kurie skirti grinai nepilnamečiams, kaip jie organizuoti? Iš viso mes turime 10 vietų ir taip pat yra 3 vietos įprastuose kalėjimuose. Ir įprastame kalėjime, kaip sakiau, 3 laisvos vietos, kuriuose nepilnamečiams teikiama sustiprinta priežiūra, kol atsiras vieta nepilnamečiams skirtose skyriuose. Vienos kalėjimo kameros kaina yra 700 tūkstančių eurų per metus. Ir taigi matome, kad iš tikrųjų darbuotojai, tai yra 32 vienam dirba etatiniai darbuotojai, paskirsta tiesiog vadovybei, kalėjimo pareigūnams, veiklos terapeutams, visiems tenka atsakomybė. Tarpdisciplininės komandos labai glaudžiai bendradarbiauja. Ir yra vakaruose 4 vietos, taip pat rytuose Norvegijos 4 vietos. Ir ten yra ir tokio griežto saugumo, ir dėlio saugumo, ir nedidelio skyriai. Štai čia pasižiūrėkite. Pilka linija rodo metinį įkalinimų skaičių. Geltonos ir violetinės juostos žymi tos 2 mano aptartus skyrius. Matome, kad nuo 22 metų, 23 metų yra augimas pastebimas. Kodėl? Dėl išaugusio jaunimo nusikalstamumo, kuris susijęs su organizuotu nusikalstamu. Tai čia yra užpildymo rodikliai būtent tuose mano nepilnamečių skyriuose, vakaruose ir rytuose. Toliau, kokios priemonės siūlomos jaunimui tuose skyriuose? Tai yra ir toks individualus ugdymas ir psichologas skiriamas, taip pat veiklos terapija ir rizikos poreikio reagavimo principais vadovaujamasi. Tai tokios yra iniciatyvos. Tai, kaip sakiau, čia ir mokymas, įvairūs darbiniai įvairi veikla, taip pat programos, reabilitacija, fizinis aktyvumas ir reguliarūs grupių sutikimai. Taip pat mes teikiame mokymą pritaikytą prie konkrečių kiekvienos mens poreikių ir mokymosi stilių. Nepilnamečiams taip pat siūlomi terapijos užsiėmimai, kurios sprendžiamos pagrindinės problemos, skatinama teigiama psichinė sveikata, labai svarbi reabilitacijai. Įtraukiame asmenys į veiklą, kurdami atsakomybės jausmą, indėlį asmenį tobulėjimą. Ir labai svarbu tokį požiūrį užtikrinti, kuris yra metodiškas, vadovaujantis veiklos terapijos ir rizikos poreikio reagavimo principais. Tik taip galima užtikrinti visapusišką veiksmingą reabilitacijos strategiją. O yra nustatytos specialios taisyklės nepilnamečiai. Todėl pateiksiu tokį išvalgą apie šias taisyklės. Nepilnamečiai gali sulaukti artimų šeimos narių vizitų iki 3 dienų. Visas išlaidas padengia laisvės atėmimo įstaiga, telefono skambučiai. Galima skambinti 3 kart po 20 minučių per savaitę, tačiau paprastai leidžiama skambinti bet kada, kai nori. Galima ir galimis vaizdo skambučiai.
Taipogi teisė dalyvauti bendruomenėje nepilnamečiams, jie gali dalyvauti bendruomenėje veikloje, tai čia yra darbinės, įvairios ugdymo priemonės ir taip pat yra taikomas griežtės sąlygos, kai reikia atskirti, izoliuoti asmenį jauną nuo kitų ir įvertinti galimybę vėliau grįžti visuomenę. Dabar pakalbėkime apie nacionalinę strategiją, kuri skirta, anksčiau kalbėjome apie tos nepilnamečius, kuriems yra 15-18 metų, o dabar kalbėsiu apie jaunus pažeidėjus nuo 18 iki 24 metų. Tai yra nacionalinė jaunųjų nusikaltėlių strategija, skirta 18-24 metų pažeidėjams. Norvegijos pataisos tarnybų, kalėjimų probacijos deklaratas tiesiog pripažino, kad per mažai dėmesio buvo skirta jaunų nusikaltėlių atliekančių bausmę, laisvės atėmimo bausmę ir apgyvendinimui. Ši strategija taikoma 4 grupėms. Tai pirmieji iš mūsų nepilnamečių jaunimo skyrių perkeliami pažeidėjai Prūsus kalėjimus, kai jiems sukanka 18 metų. Įprastiniuose kalėjimuose galioja daug griežtesnis režimas. Antroji grupė – jauni nusikaltėliai, kurie tiesiog izoliuoti, jie patiria psichologinę žalą. Ir dar paskutinės grupės, tai jaunų nusikaltėlių, tokių, kurie priklauso gaujoms arba ir seksualinius nusikaltimus įvykdę asmenis. Be žinių apie nepilnamečius nuo 15-18 metų, mes taip pat kaupiame daug žinių apie kitą grupę, tai yra nuo 18-24 metų jaunuolius. Mes turime pažinti juos, mes turime išsiaiškinti jų vystymosi poreikius. Tik taip mes galime žinoti, kokių sustiprintų specifinių intervencijų ir tolesnių veiksmų jiems reikia. Jauni suaugusiai, tai yra priklausantys šiai grupiai, turi didelius gebėjimus, potencialą mokytis, pozityviai tobulėti. Ir todėl mūsų ištekliai turi būti efektyviai naudojami bausmės atlikimo metu. Galimybė gauti mokymą, išsilavinimą, užimtumas, koordinuotas įvairių tarnybų pastangos leidžia pasiekti to tikslo, siekiant pokyčių. Ir manome, kad šie ištekliai galėtų padėti pataisos tarnyboms bendradarbiaujant su individualiu jaunuoliu. Ir tai galėtų, aišku, sustiprinti dalyvaujančių piliečių teigiamą gyvenimo aplinkybės, kad jie nesugrįžtų į nusikalstamą veiką. Taigi, nacionalinė strategija yra svarbi mūsų darbo dalis įgyvenimą direkcijos verslo plane. Mes siekiame būti tokia pataisos tarnyba, kuri žvelgia į ateitį, kuri nuolat vertina, kaip dirbti įvairiais būdais, siekiant užtikrinti geresnį jaunų nusikaltėlių ateitį. Veiksmingas ir saugus šios grupės reabilitacijos valdymas yra ekonomiškas visuomeniai ir turi teigiamą poveikį aukoms, jų šeimoms, patiems nusikaltėliams. Pataisos tarnyba gali pakeisti bausmę, kuri savo ruožtu įgalina pokyčius. Ir mes dėmesį pagrindinai sutelkime į 3 sritis. Visų pirma, mes dėmesį sutelkime į ateitį, dirbdami su jaunu pažeidėju. Jauni pažeidėjai turi didesnę tikimybę recidyvų nei suaugę nusikaltėliai. Pirmas žingsnis mažinant riziką pakartotinai nusižengti, tai reiškia atlikti jų poreikių vertinimą ir skirti tinkamus išteklius. Būtina užtikrinti bendradarbiavimą tarp jaunų nusikaltėlių ir pataisos tarnybų. Taip pat jauni pažeidėjai turi būti motyvuoti prisimti atsakomybę ir pasinaudoti skiriamais ištekliais ir būti suinteresuoti keisti save. Tai yra, kad būtų kažkoks abipusiai pareigojantis susitarimas sudarytas su pataisos tarnyba.
darbuotojai turi motyvuoti jaunus pažeidėjus, įtraukdami juos įvairią veiklą, įtaikydami intervencijas, kad būtų išvengta bet kokia žala dėl jų izoliacijos. Ir pataisos tarnybos, aišku, tikslas yra palengvinti šių asmenų galimybę gauti atitinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Antroji sritis tai yra saugumas bendruomeniai, tai labai svarbu. Tai yra, kad ir jauni nusikaltėliai, ir personalas jaustųsi saugiai. Daug jaunų pažeidėjų buvo nuteisti dėl rimtų nusikaltimų. O ką tai reiškia? Tai reikia individualių rizikos vertinimų ir reikia užtikrinti, kad būtų dirbama sistemingai. Tai yra prisidėti prie saugesnio nuo perėjimo, grįžimo į bendruomenę, atlikus bausmę. Ir jeigu, pavyzdžiui, jaunas pažeidėjas perkeltas iš tos įstaigos į paprastą kalėjimą, jie tampa ypač pažeidžiami. Taigi, vėlgi reikia išvertinti nuo saugumą. Ir trečia, tai mes turime sutelkti dėmesį ką? Į žinias, į kompetencijas apie šią pažeidėjų grupę. Ir pataisos tarnyba turi, iš tikrųjų, mes turime išsiugdyti savo kompetencijas, kad žinotume, kaip galima reguliuoti jų elgesį, kad galima būtų efektyviau dirbti. Taigi, kokiegi mūsų tikslai 2026 metams, kur mes tuo metu būsime, kur jau turėtumėte būti. Žinoma, mes kiekvienas jaunas pažeidėjas turi būti vertinamas, kai tik prasideda jo bausmės atlikimo laikas. Ir taigi turi būti toks, kaip ir privalomas susitarimas sudarytas tarp pataisos tarnybos ir to asmens apie planą, individualų planą ir apie, kaip to plano laikytis. Taip pat koordinuota komanda turi būti atsakinga ir sudaryta, kuri bus atsakinga už kiekvieną atskirą jauną pažeidėją. Ir labai svarbu, kad būtų toliau gerai bendradarbiaujama tarp atskirų tarnybų. Ir, aišku, pataisos tarnybos, ta komanda turi būti koordinuota. Taip pat mes turime išeiti iš tų pažeidėjų, kartais išsiaiškinti jų kilmę, jų poreikius. Ir galiausiai mes turime užtikrinti saugų ir tinkamą apgyvendinimą, pavyzdžiui, baigiantis jų bausmės atlikimo laikui. Ir taip pat mes turime užtikrinti, kad jie neįeitų vėl, nepradėtų, nedalyvautų tuose gatvėse ar gaujose, arba neužsimtų smurtiniu elgesiu. Ir taip pat mes turime užtikrinti, užkardyti bet kokį piknaudžiavimą, sakysim, alkoholiu arba narkotikais. Į psichikos mes turime sveikatą kreipti ir taip pat turėtume apmokėti bet kokias jų skolas. Taigi, kokių veiksmų mes turime imtis iki 26 metų, kad pasiektume tokius tikslus. Nacionalinį vertimo įrankį mes jau pritaikėme, vadinamą BRIC, 15-24 metų pažeidėjo amžiaus grupiai. Taip pat rengėme šiuo metu specialias taisyklės skirtas jauniems suaugusiems, panašias į nepilnamečiams skirtas taisyklės, apie kurias aš jau kalbėjau. Jauni nusikaltėliai, kurie susiję su gaujomis, dažnai atsiduria visuomenės atskirtyje. Jie marginalizuoti ir jie labai priešiškai nusistatė valdžios institucijoms. Ir visą tai, aišku, gali apsukinti mūsų darbą su jais. Todėl būtina užmegzti glaudų bendradarbiavimą su policija, savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir taip pat, ir aišku, daugumai jų reikia paramos, jiems reikia prieigos prie įvairių paslaugų. Aš kalbu apie fizinę ir psichikos sveikatą, tai mes turime padėti jiems gauti tas paslaugas. Taip pat labai svarbu
stiprinti arba tiesiog gauti daugiau žinių nuo darbuotojams, kad mes tikslingiau galėtume dirbti su jaunais pažeidėjais ir tiesiog sukurti koordinuotas komandas, kurie padėtų dirbti su šiais asmenimis. Taigi, jaunuoliai gali kartais pasirodyti nenuspėjami ir mums reikia užbėgti į priekį. Tiesiog reikia bandyti juos įtraukti į įvairią veiklą. Ir tai čia ir taip pat geri darbiniai santykiai, refleksija, tinklavo veikos kūrimas, įtraukiant ir šeimą, taip pat į traumą toks orientuotas požiūris labai ir priežiūra labai svarbus, atkuriamieji procesai svarbus. Ir netgi jaunų pažeidėjų komandas reikėtų įsteigti, kad galima būtų stebėseną užtikrinti. Mes tokias komandas jau turime. Ir, kaip žinia, kartais bausmė atliekama ir bendruomenėje. Tai, kai jie bus jau atlikę tą bausmę, tai jiems reikia kažkokios tokių paslaugų arba tokios struktūros, kurie bus pritaikyti prie jų. Ir aš čia kalbu ir apie apgyvendinimą, ir kitas intervencijas. Ir turi būti atsekamumas toks vykdomas ir labai svarbu, kad mes suteiktume jiems tinkamas sąlygas, vėliau reintegruosis bendruomenė ir štai norėjau literatūros sąrašą parodyti ir padėkoti už jūsų dėmesį. Dėkojame poniai Kristin už jos detalę prezentaciją, taip pat už tai, kad papasakojate apie jaunų suaugusių perspektyvą. Manau, kad psichologai ir kiti specialistai labai pabrėžia tai, kad tai yra svarbi grupė ir tas įžengimas į suaugusių gyvenimą tikrai neprasideda ties 18 gimtadieniu. Dėl to reikia papildomų paslaugų, reikia galbūt ir kažkokių tęstinių paslaugų tiem, kurie įžengia į tą jaunųjų suaugusių gyvenimą. Taip ir mūsų konferencijos pavadinimas mini tiek jaunimą, tiek ir vaikus, galbūt tai yra paaugliai. Na, o aš savo ruožtu dėkoju už tą prezentaciją, kuri mums atvėrė įdomias perspektyvas ir taip pat, manau, turėtume pagalvoti apie galimybę komentuoti mūsų dalyviams, kadangi tai bus po visų prezentacijų. Prašom žymėti savo klausimus. O dabar pristatau mūsų kitą viešnią, Sara Lovenhag, daktarė Sara Lovenhag. Ji atstovauja Švedijos nacionalinį instituciją globos valdybos nuo 2018 metų. Daktarė Sara taip pat turi mediko išsilavinimą, ji yra psichologė, psichiatrė. Šiandien pakalbėsim apie priverstinį jaunimo gydymą arba apgyvendinimą Švedijoje. Na ir taip pat daktarei Sarai dabar suteiksime žodį. Prašom. Skaitmeninė era, taigi su savo kompiuteriu atvykau ir iš čia dėstysiu savo prezentaciją. Dėkoju už kvietimą į šią konferenciją. Man labai įdomios visos idėjos, taip pat bendradarbiavimo perspektyvos ir iniciatyvos, kurios mums yra labai įdomios. Buvau paprašyta pristatyti mūsų misiją, mūsų įstaigą, taip pat priežiūros klausimus, yra tiek skaidrės, tiek ir informacija, galbūt kiek praleisiu, bet prezentacija bus jums pateikta vėliau. Tiesiog galėsite ją paskaityti, pasidomėti, o klausimai, kaip jau buvo minėta mūsų vedėjos, bus po sesijos. Taigi aš atstovauju Švedijos nacionalinį institucinį globos taryboje 10 metų, esu psichologė, psichiatrė pagal savo išsilavinimą, taip pat dirbu su jaunimu ir pastarosius 7 metus esu būtent plėtros skyriaus vadovė.
ir pati praktiškai susidūriau su to, ką pristatysiu savo prezentacijoje. Kiek praleisiu skaidrių, kadangi pagalvojau, kad čia reikėtų pradėti. Turime 21 specialų apgyvendinimo namą jaunimui, pagrindę pietuose, kadangi ten ir gyvena daugiausia Švedijos gyventojų. Turime taip pat 11 suaugusiųjų globos namų, kurie susiduria su problemomis. Šiaip yra 4200 darbuotojų, bet be to yra 2000 papildomų vienetų, vadinkim, aš apie tai vėliau pasakysiu. Mūsų apyvarta yra 3,9 milijardo Švedijos kronų, taigi intervencijos kainuoja. Manau, kad daugiau jau nebūtų galima skirti, manau, galbūt nebent ateityje būtų tokia galimybė. O 11,5 tūkstančio kronų yra kaina už vaiko globą vienai dienai. Trečdaliai finansuoja vyriausybė, 2/3 savivaldybės, kurios talpina būtent jaunimą į tokius namus, tokias įstaigas. O dabar ką, grįžtame į pradžią. Norėčiau pradėti nuo Švedijos sistemos pristatymo, kurioje turime būtent globą, gyvenamąją globą arba apgyvendinimo namų globą, kuri yra skiriama jauniems žmonėms, kurie tiesiog imami iš savo namų ir talpinami ten, kur būna 24 valandas per parą tuose apgyvendinimo namuose. Nuo 21 metų 30 tūkstančių yra tokių žmonių, kurie nuolat patalpinami į būtent tokias įstaigas, kurie būna 24 valandas 7 dienas per savaitę. Dauguma intervencijų vyksta per šeimos globos namus. Matote, čia būtent pažymėta ta statistika. Taip pat yra globos namai, pagalbos namai. Vaikučiai yra nelabai daug ir šiaip, matote, būna savanoriška arba priverstinė tokia pagalba arba globa. Taigi savanoriškai 18,5 dalyvauja, 9 tūkstančiai priverstinai ir mūsų globos tarnyba taip pat turi 1000 iš tų 30 tūkstančių jaunimo, kurie aplamai naudojasi globos paslaugomis, kurie yra tokiuose specialiuose namuose. Tai yra problematiškiausia grupė mūsų šalyse. Neturime amžiaus ribos. Tai yra visi gali naudotis mūsų paslaugomis. Nuo 9 metų praktiškai vaikai ateina. Prezentacijos metu galite tiesiog įsivaizduoti, 9, 15, 16 metų vaikus, paaugliukus, kurie gyvena tokiuose globos institucijose arba namuose. Tai, žodžiu, tikrai labai skirtingo amžiaus ir netgi nuo 9 metų matot labai jauni vaikai. Sunku kartais įsivaizduoti, tiesiog vaikai, grynąja to žodžio prasme. Turime 3 įstatymus, kurie būtent nustato socialinės globos Švedijoje kontekstą. Tie įstatymai dengia, jau galima tai pasakyti, labai daug klausimų. Taigi yra labai daug skirtingų problemų, poreikių, amžiaus grupių, iššūkių. Visų pirma, tai yra įstatymas, kuris numato gydymą specializuotose gyvenamosiose namuose. Tai yra socialinė paslauga, kuri taikoma kaip administruojama ir kad yra specialius jaunuoliai turintys psichosocialinių problemų, piktnaudžiaujantis narkotinėmis medžiagomis, būtent gyvena pagal šį įstatymą. Tai, kad jie būtų patalpinti tokiose apgyvendinimo įstaigose, privalo būti pateikti įrodymai dėl psichosocialinių problemų, dėl piktnaudžiavimo, būtent nusikalstamo elgesio, narkotinių medžiagų vartojimo. Taigi, 3 tokie pagrindiniai elementai. Vėliau, reiškia, antras įstatymas yra įstatymas dėl saugios jaunimo priežiūros vietoj kalėjimo. Taigi jie galbūt irgi nusižengia, bet ne taip rimtai, kai tai pirmieji, kurie jau tam priverstinai talpinami specializuotose gyvenamosiose įstaigose. Ir jie, pavyzdžiui, ten pirmi gali
turi atlikti tam tikrą bausmę pagal teismo nuosprendį arba sprendimą. Taigi tie du įstatymai, pirmieji du įstatymai, jie labai panašus. Galbūt skiriasi tiesiog tos baudžiamosios veikos sudėtingumas, ta prasme, ar tai yra labai rimta ar nelabai, ar mažiau rimta nusikalstamoji veika. Praktiškai tai yra vienintelis skirtumas, o šiaip tai intervencijos yra labai panašios, pagalba, kuri teikiama irgi labai panaši, galbūt šeimos problemos, galbūt sveikatos tam tikros problemos ir gali būti tiesiog traumatizuoti tie vaikai, jaunimas, kuris patenka į tas įstaigas, į globos namus. Čia susirinko konferencija, kurioje nagrinėjame jaunimo klausimus, bet taip pat tas trečiasis įstatymas yra privalomas gydymas suaugusiesiems, kurie piktnaudžiauja narkotinėmis medžiagomis. Na, tai tiesiog dėl to, kad būtų tas pilnas įstatymų sąrašas čia pateiktas. Kada talpinami nedelsiant ir kam taikoma visiems, kurie yra pastebėti vykdant tam tikrą nusikalstamą veiką. Poreikis yra panašus, kitaip tariant, kad jisai nedaug kyla laikui bėgant. Galbūt neženkliai kyla, tačiau problemos lieka panašios. Dėl ko? Dėl to, kad visų pirma, talpinimas tokiuose globos institucijose, tie namai yra gan seni, pasenina praktiškai ką. Vyriausybė perėmė viską 94 metais, tiek regioninių lygių, tiek buvo privatus, globos namai Švedijoje, visą tai perėmė vyriausybė. Taip pat buvo ir ligoninės, tai buvo privačios konsultacijos kabinetai, tai yra ir praktiškai ką, laikui bėgant visą tai nusidėvi, reikia renovuoti, reikia remontuoti, reikia diegti priešgaisrinės sistemas ir visą tai tiesiog dar apriboja tų įstaigų kiekį, ta prasme, kur galima tokius vaikus talpinti dėl to, kad laikui bėgant nusidėvi patalpos. Dar vienas iššūkis, su kuriuo susidurėme, kaip galite čia pastebėti, 2023 metais buvo 101 jaunuolis iš viso, kurie buvo pagal tą antrąjį įstatymą atliekantis bausmę, o 2022 metais buvo 54 jaunuoliai. Na, galvojame, kad nebus taip greitai ir nebus tokio poveikio, kad padvigubėjo tų jaunuolių skaičius, kad tiesiog dabar atrodo, kad ką čia kaip, nežinau, kaip plytos statant namo sieną. Tiesiog turime galvoti apie tą pirmąjį įstatymą, gydymą specializuotose gyvenamosiose įstaigose. Na, praktiškai labai sudėtinga situacija, kadangi jaunuolių, kuriam reikia tos pagalbos, skaičius kyla. O ką dar norėjau pasakyti, kad jaunimai, kurie jaučiasi nesaugus, bus perkelti taip pat jaunimo kalėjimus. Kol kas jų nėra, bet mūsų politikai siūlo įsteigti specialius jaunimo kalėjimus, kurie bus įsteigti kaip ir, tokie normalūs, ta prasme, įprastiniai kalėjimai. Čia didelio skirtumo nebus, taigi praktiškai nuo 26 metų numatoma, kad bus tokie jaunimo kalėjimai, įkalinimo įstaigos. Apie tai tikrai tenka galvoti. Taimi Nilsson. Aš manau, kad jūs busite iki tą pranešėją ir sakėt, kad nei vienas vaikas neturi būti patalpintas į kalėjimą. Jūsų buvo tokia idėja. Tačiau, jeigu įstatymas bus priimtas, tai privalėsime statyti tos kalėjimus. Taigi turės būti ir mokyklos, ir užtikrintas švietimo procesas. Kitaip tariant, kad jeigu negalima susitvarkyti tose specializuotose globos įstaigose, tai bus kalėjimai vaikams. Ir taip pat bus teikiamas specializuotas gydymas. Tai turime tiesiog iš anksto tam pasiruošti, jeigu tas įstatymas bus priimtas, kaip minėjau. Tam,
kad būtų galima sukurti saugią aplinką visiems vaikams, kurie yra tose globos namuose arba įstaigose, yra tam tikros prievartinės priemonės, kurios yra numatytos. Visų pirma, galime atlikti kratas, ieškoti narkotikų, pavojingų objektų kažkokių, tam, kad būtų galima užtikrinti kitų gyventojų saugumą. Ir visa tai, kai įmamasi tų prievartinių priemonių, tai visų pirma turi būti sprendimas, kuris yra priimamas, o vėliau galima apskųsti tą sprendimą, užginčyti. Galima visų pirma surinkti statistiką ir po to tokį sprendimą priimti pagrįstą, bet mes galime aplamai imtis bet kokios iš tų prievartinių priemonių ir po to žiūrėti, koks yra poveikis. Dar vienas būdas tam, kad būtų galima užtikrinti apsaugą ir aplamai teisės, tam, kad galėtume užtikrinti tiek žmogaus teisės ir Jungtinių tautų vaikų teisių konvenciją vykdyti, turime pagalvoti apie tos priverstinius dalykus, kaip tokį rėmą, tokį pagrindą, kaip tą teigiamą sprendimą, kuris įgalintų mus šiek tiek sustoti, kiek galbūt sušvelninti tą elgesį, kuris būtų mažiau pavojingas tiek savo, tiek ir kitiem globos namų gyventojams. Tačiau tame kontekste turime būtent galvoti apie geriausius vaiko interesus, kaip irgi buvo paminėta, nes tai yra tam tikras pagrindas, tam tikri rėmai, jeigu galima pasakyti, tam, kad vaikai būtų priimti į sprendimų priėmimą, galėtų jausti tokį įgalinimą dalyvauti konsultavimuose procese tiek viduje, tiek ir išorėje, ir taip pat, kad būtų galima sukurti tam tikrą pridėtinę vertę. Taigi manau, kad visa tai, kas po to seks, turės, nežinau, galima pasakyti tokį alijansą su vaikais sukurti bet kuriuo atveju, bet jie turi būti įtraukti į sprendimų priėmimą. Tai yra tokia pagrindinė idėja. Čia taip pat statistika, tai yra iššūkis. Ir čia ne tik tai iššūkis, kuris atsispindi skaičiuose ir kuris yra susijęs su jaunimu, bet čia yra našta, jeigu galima pasakyti, jaunimo tarpe. Taip pat ir institucijos, kuris rūpinasi šiais žmonėmis, nes visų pirma, mes esame socialinė institucija, kuri užtikrina socialinę globą ir rūpybą. Taip pat yra ir medicininė pagalba, ta prasme, tai yra ir slaugytojai, tai yra ir pagrindinė, ta pirminė sveikatos priežiūra, ir tai yra ekspertinis lygis arba psichiatrija. Mes jau tiesiog negalime patys su to susitvarkyti ir mūsų sveikatos apsaugos sistemos viduje, jeigu yra tokios sąlygos ir jeigu yra viena psichiatrinė diagnozė, tai gerai, bet jeigu pora ar trys, tai tada jau reikia psichiatro pagalbas pasitelkti. Taip pat yra iš tyrimo paimti šitie duomenys, tie procentai, kuriuos dabar pristatau. Tyrimas buvo atliktas šių metų pradžioje ir taip pat buvo nustatyta somatinė diagnozė, kuri galėtų būti susijusi su nesveikais įpročiais. Tai gali būti ir odos pažeidimas, ir praktiškai, kai būna bloga fizikinė būklė, dar jaunystėje, dar nuo vaikystės, kai tie vaikai apleisti, jeigu galima taip pasakyti, užleisti. Ir tiesiog jų gyvenimo stilius, jeigu galima tai aplamai gyvenimo stilium pavadinti, ateityje bus tik blogesnis. Nežinau, ar jūsų šalyje toks pat kontekstas, bet tai yra kaip socialinė globa arba rūpyba ir sveikatos apsauga nesikalba tą pačią kalbą, nėra bendro vardiklio. Sunku surasti bendrą kalbą tarp tų dviejų sistemų. Kitaip tariant, kad vyriausybė netgi parengė tam tikrą projektą, porą metų jau vykdo, ir netgi tie vaikai, statistika vadinkim, tie vaikai, iš tikrųjų turi gauti gydymą pagal jų būklę,
matome, kad ir kas bebūtų, bet sunkiai kartu bendradarbiaujame. Kartais netgi sudėtinga kalbėtis tarp sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos sistemų. Na, tačiau turime kažkaip rasti bendrą sprendimą, kad visa tai veiktų. Per 100 vaikų dabar gauna psichiatro paslaugas. Ir dabar tiesiog manau, kad kalbame apie tai, ką daryti su to projektu. Ar jisai turėtų būti tęsiamas, ar sustabdytas, ar turėtų būti tam tikrų išvadų prieita. Aš manau, kad tikrai vyriausybė turėtų susitelkti į tą grupę, kadangi tai yra labai svarbu. Galbūt, jeigu būtų netgi įmanoma dirbti kartu su sveikatos apsaugos teikėjas, tai galbūt ir tas projektas kažkaip rastų tasą, loginę tasą. Svarbus organizaciniai veiksniai, kuriuos norėčiau paminėti ir kuriuos teko pastebėti, tai yra geras būdas paslaugoms organizuoti, jeigu tai yra uždaro tipo įstaigos. Yra tokie maži vienetai, vadinkim, nuo 3 iki 7 vaikų, kurie gyvena viename padalinyje, skyriuje. Tai vyksta dėl to, kad yra skirtingos tikslinės grupės. Ką, 2 minutės man liko. Kompiuteris rodo tiesiog yra atgalinis laiko skaičiavimas, kurį matau dabar. Ir dėl to praleisiu tam tikrą dalį. Na, čia pati tą nuotrauką padariau, tai tikrai nepraleisiu tos skaidrės. Turiu papasakoti apie tai, kas yra. Ir manau, kad tos nuotraukos yra labai geros, bet taip pat tai yra toks suderinamumo, koherencijos pavyzdys, kadangi turite ir kamieną, turite ir būtent stabilizacijos veiksnį, turite valgyti, miegoti, patenkinti pagrindinius poreikius ir taip pat tvarkytis su savo traumomis. Jeigu kalbame apie tokią chaotinę situaciją su jūsų vaiku, 9, 13, 17 metų, galite tiesiog iš savo, grupės, iš savo tėvų perimti tam tikrų įgūdžių ir turite tai savyje. Taigi turime dirbti su tuo kamienu, kad įvyktų stabilizacija, o jau vėliau pereiname prie tos lajos, kas yra svarbu. Kur jūs būsite po 10 metų, kokias šakas leisite, kaip išauksite, kokie lapai ten auks, kokia yra visa to prasmė. Na ir tada jau prasideda ir paslaugų teikimo iššūkiai ir būtent ta terapija, vadinkim, kad galima būtų normaliai funkcionuoti visuomenėje ir tiesiog yra trumpalaikės intervencijos. Ir nuo tos akimirkos, kai atsirandate mūsų įstaigose, pradedama planuoti, kaip jūs gyvensite, ką valgysite, kaip planuosite savo laiką. 5 sekundės plius minus man liko, ojei. Bet svarbu paminėti štai ką. Mes turime sprendimą ir jokios abejonės tai yra tik viena dalis dideliame kontekste ir visą laiką sakome, kad turime rengtis tam, kas bus tose įstaigose, tose namuose. O tam, kad galėtume tai suplanuoti, turime veikti ir dirbti išvien. Su sveikatos apsaugos, su socialinės paslaugos institucijomis, nežinau, su futbolo organizacijomis. Vieniems tikrai nepavyktų. Taigi čia yra bendradarbiavimas labai svarbus. Dėkoju už dėmesį. Dėkoju už tokias įdomias įžvalgas, už tai, kad pasidalinote ir už tai, kad paminėjote, kaip svarbu nepamiršti psichosveikatos. Man atrodo, kad labai svarbu kalbėti apie individualizuotą, asmeniui pritaikytą, tiesiog metodą, nes mums negalioja, šioje sistemoje negalėjo kažkoks metodas, kuris būtų vienodas visiems. Ir mūsų laukia dar vienas pranešimas, tai yra pristatau Taimi Nilsson, socialinių
Estijos socialinio draudimo valdybos atstovė, uždaros institutinės paslaugos vaikams grupės vadovė. Ir jinai turi tikrai 10 jau patirties dirbdama su tokia grupė vaikų Estijoje, kuriems reikia daugiausia paramos. Ir jinai geriausiai žino šią sritį ir šiandien kalbės tokia tema. Man atrodo labai daug žadantis pavadinimas. Štai koks, nė vienas vaikas neturėtų būti kalėjime. Taigi, Estijos jauniems žmonėms palankios teisinės sistemos kūrimo pavyzdys. Dėkui Jums už pristatymą ir labą dieną visiems. Labai svarbu kalbėti šiomis temomis. Nežinau, ar čia man džiaugtis, kad aš viena iš paskutiniųjų pranešėjų, ar dėl to nuliūsti. Nes atrodo jau tiek daug pasakyta įdomių dalykų, bet man atrodo, kad aš vis tiek laiminga, aš patenkinta. Nes mes, man atrodo, bendraujame panašioje plotmėje ir labai svarbu pasidalinti savo įžvalgomis. Taip. Tikrai ne vienas vaikas neturėtų būti kalėjime. Aš kalbėsiu apie Estijos situaciją. Aš apsilankiau Nyderlanduose keliose, ten laisvės atėmimo įstaigos. Aš nemanau, kad kas nors ten norėtų būti. Aš dirbau daug metų uždarose įstaigose su ypač probleminio delinkventinio elgesio vaikais. Ir aš ten, taip, ir aš žinau, kad kitur yra tokios uždaros mokyklos, bet atsimenu, aš irgi 16 metų, aš kalbu apie tokią uždarų tipo mokyklą ir prie manęs priėjo tokia mergina ir paklausė, ar žinai, kad aš turiu pilve? Ar nori, kad aš tau 2 skyles padaryčiau? Ta prasme, pradurčiau pilvę. Nesakau, nenoriu, nes, tai buvo baisu. Atsimenu, bet aš likau ir dirbau ir toliau ten uždaro tipo to įstaigoje, bet tai ir baisu. O šiandien apie ką kitą noriu pakalbėti, o būtent apie ką? Kas pokyčiai mūsų teisinėje sistemoje, taip pat kokios įgyvenimus nebaudžiamojo pobūdžio priemonės, kurių tikslas yra teikti paramą vaikams ir jaunuoliams ir šiek tiek statistikos duomenų. Ir ko mes tikimės. Taigi, kai aš ruošiaus šiam pranešimui, tai parašiau, kad Estijos kalėjimus nebėga pilnamečių. Dėja, yra viena mergaitė Talino kalėjime. Tai noriu pakeisti šitą teiginį. Nes vasario mėnesį nebuvo nei vieno. Dabar šiek tiek pasikeitė. Teisingumo mūsų ministerija tikisi, kad neleisdama jauniems žmonėms patirti kalėjimo patirties padidins tikimybę, kad asmuo ten neatsidurs, būdamas jau suaugęs. Bet remiantis statistiniais duomenimis, vidutiniškai į kalėjimą patekęs vyras atsidūrė jau 4 kartą, moteris 3 kartą. Kad nepilnamečiams netektų ragauti tos kalėjimo duonos, stengiamės surasti kitus būdus, kaip pagerinti jų elgesį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turime gerinti sąlygas uždarose vaikų ir jaunimo įstaigose, kurios būtų alternatyva laisvės atėmimo įstaigai. Čia mes turime, bet tam reikia užtikrinti paslaugų spektrą, paslaugų skirtų resocializacijai, taip pat specializuotus mokymus visiems darbuotojams, dirbantiems su institucijose laikomas jaunuoliais. Daug pokyčių vyko tikrai gyvenant projektus finansuojamus bendradarbiaujant su Norvegija. Prieš įsigilindama į temą noriu štai ką aptarti. Kas bendro tarp vaikų, kuriems būdingas toks probleminis, rizikingas, gal aukštos rizikos elgesys. Tai vaikystėje patirtos traumos daugiausia. Tai yra
Ir kokios tai gali būti traumos? Na, tos traumos, galbūt, jeigu mes jas suklasifikuotume į 3 kategorijas, padėtų geriau suprasti tų vaikų nuo praeitį. Tai štai, tai nereiškia, kad kitų rūšių patirtis nėra traumuojanti, arba kad ne vaikystėje patirtos traumas mažiau žalingos. Tačiau vaikams patyrusiems tokias traumas, tikrai reikia ilgalaikės tarpdisciplininės pagalbos. Ir tai yra ir smurtas, ir nepriežiūra, ir namuose disfunkcija, ir piktnaudžiavimas narkotinėmis medžiagomis. Taigi, aš noriu pakalbėti apie tokį teisingumo sistemą, kurioje atsižvelgiama į vaiko interesus. Tai labai svarbu. Tai reiškia, kad mes turime užkardyti būtent, arba imtis tokių priemonių, kad vaikai nepilnamečiai nepatektų būtent į laisvės atėmimo įstaigas. Taigi, kokia yra Estijos nepilnamečių justicijos politika? Iki 30-ųjų mes turime tiesiog vadovautis baudžiamosios politikos gairėmis. Labai svarbu, kad dėmesys būtų skirtas nepilnamečių nusikalstamumo ir smurto prevencijai. Tai tokios yra baudžiamosios politikos gairės. Ir beje, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija suteikė prioritetą nepilnamečių bylų nagrinėjimo pagreitimui tiek policijai, tiek prokuratūrai. Ir taipogi buvo jau įvesti pakeitimai nusižengimų tvarkos kodeksą, baudžiamojo proceso kodeksą, kiek tai susijęs su priemonėmis su nepilnamečiams nusikaltėliams. 18 metais jau tai buvo. Taigi, nepilnamečių justicijos teisinė sistema tikrai vyko didelių pokyčių. 16 metų sausio mėnesį galiojo naujas vaiko teisių apsaugos įstatymas. 17 lapkričio mėnesį įvykta administracinė teritorinė reforma. 18 metais panaikinta nepilnamečių komitetų sistema, įvestas pirmenybės intervencijoms, o ne bausmės principas. Ir bausmė gali būti taikoma. Tuo atveju buvo sakoma, nepilnamečių priemonės nėra pakankamai, taikomas priemonės nėra pakankamai veiksmingos, kad užkirstų kelią tolesniems nusikaltimams. 18 buvo metais įvestas specialaus požiūrį jaunus suaugusios principus, kad teismas gali taikyti nepilnamečiams skirtas priemonės ir 18-21 metų jauniems suaugusiems. Minimalus baudžiamosios atsakomybės amžius Estijoje 14 metų. Nepilnamečiams iki 14 metų policija arba prokuroras, tokiais atvejais prokuroras ar policija gali išsiųsti pranešimą dėl baudžiamosios bylos arba bylos dėl nusižengimo medžiagos kopiją vietos valdžios institucijai. Daugiausia vaiko teisių apsaugos specialistui. Ir tuo atveju reikia remtis vaiko pagalbos poreikių vertinimu ir bus įgyvenimas atinkamos priemonės. Baudžiamosiose bylose nepilnamečių nuo pradžių skiriamas valstybės gynėjas, o baudžiamosiose bausmė nepilnamečiui gali būti skiriama tik tuo atveju, jei nepilnamečiui taikomams poveikio priemonės neįmanoma veikti jo, kad ateityje jis nedarytų nusikalstamų veikų. Ir mes socialinio draudimo valdyme mes pateikėme keletą tokių nebaudžiamųjų priemonių. Aišku, mes bandome ir elektroninį stebėjimą, elektroninės priemonės taikyti, taip pat, kad galima būtų sumažinti žalingas pasiekmes, arba net kompensaciją dėl kažkokios padarytos žalos. Ir taigi, kaip sakiau, dėmesys sutelkiamas į nebaudžiamasis priemonės, nes mūsų manymu tai yra daug geresnė alternatyva.
atkuriamasis teisingumas visų pirma. Tai sakyčiau, kad visos mūsų tarnybos yra suvienytos būtent tokio atkuriamojo teisingumo metodo, tokio mąstymo būdo, gal filosofijos. Tai toks požiūris į nusikaltimus ir konfliktus, kuris leidžia ištaisyti konflikto padarytą žalą. Jis grindžiamas sprendimo procesais, kuriuose aktyviai dalyvauja visos nukentėjusiosios šalys, siekiant sukurti saugią bendruomenę, siekiant kažkaip tai ištaisyti tą žalą, kurią patyrė šalis. Ir aš manau, kad ką tai reiškia? Tai reiškia medijavimas, medijuojama tarp, sakysim, konflikto atveju tarp paauglių ir suaugusiųjų, tarp nukentėjusių šalių ir pažeidėjų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, taip vadinamą ringis valja modelį. Štai rato, jeigu išvertus, tai yra toks, einantis ratų modelis, bendradarbiavimo modelis, kuris remiasi intensyvia tinklaveika, siekiant padėti vidutinės ir aukštos rizikos elgesių pasižymintiems jaunuoliams. Ir, tiesiog, pavyzdžiui, jeigu iš tikrųjų pasikartojantis pažeidimai daromi, matome, kad jaunuolio rizikos lygis visą laiką didėja ir kad jeigu labai kažkoks sudėtingas atvejis ir kad jeigu reikia labai tokių greitų, intensyvių intervencijų, jeigu matome, kad iš tikrųjų kyla pavojus pačiam galbūt jaunuoliui ir kad reikia pastoviai tokios tinklaveikos paramos arba vieno saugaus suaugusiojo šalia. Juk tai yra toks žingsnis prieš taikant laisvės atėmimo bausmę. Kartais vieną žingsnį reikia, vieno suaugusijos, kurio galėtų pasikalbėti jaunuolis galbūt, kad jis nepatektų į tą įstaigą, kuriam bus atimta laisvė. Užkirsti kelią bandant įkalinimui. Tai būtent tas žingsnis, tai yra toks ar pokalbis, ar aš kaip sakiau, kažkokia pagalba gali kartais padėti išvengti griežčiausios bausmės. Taip pat, aišku, mes taikome ir MDF. Tai yra tokia daugiadimensinė šeimos terapija. Tai sisteminis visapusiškas į šeimą orientuotas požiūris 11-18 metų paaugliams, jauniems suaugusiems. Šį metodą sukūrė profesorius Howardas Liddell, jo komanda Miami universitete. Nuo 2001-ųjų ši programa įgyventa daugiau kaip 150 Šiaurės Amerikos Europos šalių. Per daugelį metų tikrai buvo atlikti keli atsitiktinių jungčių kontroliuojami tyrimai, siekiant įvertinti, įrodyti šios programos veiksmingumą. Ir taigi mes pradėjome 15 metais įgyvendinti, buvo netgi supervizoriai keli, 5 tos programos, 15 terapeutų. Mes pradėjome prasidėjo Nyderlanduose, Europoje ir pradėjo jaunimo intervencijų fondas ją įgyvendinti ir tikrai labai geri rezultatai. Taip pat yra ir funkcinės šeimos terapija įgyvendinama. Taipogi labai svarbu pagerinti šeimos narių bendradarbiavimą. Tai bent jau, kad vienas iš tėvų būtų įtrauktas gal tą komandos darbą. Tai yra, mes matome, kaip svarbu su paaugliu dirbti, su tėvais, vienu iš tėvų, su visa šeima ir su kitais šeimos nariais taipogi. Tai čia viskas, nes taip, jeigu reikia, taip ir kiti šeimos nariai, arba ten, nežinau, ir mokykla tiesiog pasitelkiama. Ir tokiu būdu galima stiprinti paaugliui bent vienu iš tėvų ar globėjų ryšį, mažinant riskingą elgesį, skaitant nusikalstamumą ir
mokyklos lankomumą, prosocialinę veiklą, pažangumą. O štai noriu parodyti laikinosios reabilitacijos paslauga, kaip įgyvendina mūsųse 12-18 metų amžiaus asmenims, kurių elgesys kelia rimtą grėsmę jų pačių, kitų asmenų gyvybei, sveikatai, raidai, todėl atsiranda poreikis apriboti jų laisvę. Tikslas šiuo atveju užtikrinti saugę ir palankę jų raidai aplinką. Tokiu atveju, kai reikia jiems pagalbos ir kai elgesys tikrai yra labai aukštos rizikos ir kuri taikanti traumą orientuotą intervenciją didina vaikų saugumo jausmą, taip pat užtikrina stabilumą, mažina rizikingą elgesį, didina vaiko gebėjimą susitvarkyti. Ir iš tikrųjų mes tiesiog mes galime priboti tų jaunuolių laisvę, jeigu esant reikalui. Bet aišku, tai priklauso nuo rizikos apsauginių veiksmų, tikslų siekimo. Ir, jeigu reikia ribojančių tokių labiau priežiūrų, būtent priemonių tokiai priežiūrai. Ir taip pat tiesiog gali paraišką pateikti vaiko ten gerovės kažkoks darbuotojas, prokuroras, policija, probacijos pareigūnas. Vadovaujame socialinės gerovės įstatymų, baudžiamojų kodeksų, taip pat baudžiamo proceso kodeksų. Ir šiuo atveju mes priskiriame tokį globojantį suaugusį vaikui, kad jis būtų su juo. Bet, kaip sakiau, tas ribojančios priemonės, kai to reikia, priklauso nuo keliamos rizikos. O jeigu vaikas ar paauglys, jis patenkina visus reikalavimus, tai tada tos ribojančios priemonės kaip ir anuliuojamos. Ir štai mūsų įstaigos, kaip atrodo, ir vaikai ten gyvena nedaugiau negu kaip po 6 viename. Kiekvienas turi savo kambarį, savo patalpą individualią ir sukuriama tokia struktūrizuota, ugdanti ir saugia aplinka. Yra sudaromi dienos, savaitės, mėnesio planai. Taip pat kiekvienam vaikui sudaromas individualus ugdymo planas, kad būtų sumažintas rizikingas elgesys ir dėmesys sutelkiamas į vaikų jaunuolių stipriasias pusės, ugdant juos. Taip pat dar 16 metais Estija pagal nepilnamečių atliekančių laisvės atėmimo bausmę skaičių pirmavo Europoje. 17 metais 20 nepilnamečių liko. Taigi, tai matome, koks sumažėjimas. Vaikai, kurie patalpinami uždaras įstaigas, tai kiek čia. Šie metai yra sudėtingesni. Kodėl? Nes daug iš tikrųjų labai jauni 9-mečiai, 11-mečiai, kuriems reikia būtent tų uždaro pobūdžio įstaigų. Ir yra labai daug piknaudžiavimo narkotinėmis medžiagomis įvairiomis. Labai didelė problema kyla ir būtent tokių vaikų skaičius tik tai didėja. Dėja. Ko mes tikime? Čia noriu taip apibendrinti. Mums reikia tinklaveiką kurti, mums reikia tikėti vaiku, mums reikia remti šeimą, teikti visą paramą. Prieš 10 metų, kai buvo rengiamos ir tos reformos susijusios su specialiu elgesiu nepilnamečiais, daug kas sakė, kad neįmanoma tai misija, kad tai sukelia nebaudžiamumo jausmą, kad mes neturime alternatyvų, kad negalima su tokiais nepilnamečiais elgtis laisvai, kad prokurorai teisėjai nesikeičia, kad Estija, Norvegija ir taip toliau. Bet mūsų sėkmė parodo, tai ir moko daug ko, kad pokyčiai turi būti sisteminiai, vykti vienu metu keliais lygmenimis keliose
srityse. Neužtenka pakeisti įstatymą, būsna keisti reikia visą paramos sistemą, suvokimą, elgesį keisti. Ir tikrai be Norvegijos valstybės pinigų tai gal ir nebūtų įvykę. Ir pačių vaikų, jaunų žmonių atsiliepimai įrodo tą sėkmę, nes kad iš tikrųjų jie rodo, kad jie gali pasikeisti. Jie jaučia, kad jie nesikeičia, niekas jų nepalaiko, jais netiki ir kad jie blogiukai. Taigi, vaikai, kurių elgesį mums sunku suprasti, bet kiekvienas turi savo priežastį, galbūt užuot klausę, kodėl jis taip elgesi. Paklauskime, kas nutiko. Užuot sakė vaikui, daryk tai. Turim paklausti, ko jam reikia, kad galėtų judėti toliau, sutvarkyti, suprasti savo veiksmus. Išklausykime vaiką ir kartu su juo rasime sprendimą. Dėkui. Dėkojame, miela Tainai, už jūsų prezentaciją ir tikrai už tą vertingą perspektyvą, kad kontaktas su vaiku lemia visų pirma ir didesnį saugumą šalyje ir patys jaučiamės geriau, nereikia netgi saugumo kontrolės sistemų diegti. O dabar mūsų paskutinė prezentacija, kurią išdėstys Ignas Gaižiūnas, kuris yra Švietimo mokslo sporto ministerijos patarėjas, atstovauja Lietuvai, tačiau mūsų linkėjimai taip pat ir dėl jau pareigų, jisai tapo viceministru, taigi sveikiname su naujomis pareigomis ir ačiū už jūsų laiką, dėkui, kad atvykote ir pakalbėsite svarbę temą, kurios metu mes pakalbėsime apie vaikų socializacijos funkcionavimą ir pokyčius. Tai yra Lietuvos perspektyva. Ignai, žodis jums. Dėkoju, man labai malonu kreiptis į jūs. Jokios abejonės, kiek sudėtinga kalbėti apie Lietuvos sistemą anglų kalba, tačiau pasistengsiu. Kiek įmanydamas. Manau, kad geriausia būti paskutiniam, kadangi galėsiu atsižvelgti ir į tai, kas jau nuskambėjo mūsų prezentacijų ir sesijų metu. Galbūt, aišku, ne viską prisiminsiu, į ką norėčiau sureaguoti, bet pasistengsiu laikytis laiko, kuris man buvo skirtas. Kolegos taip pat ir sprendimų priėmėjai. Buvo paminėti, aš esu fizikas, teoretikas, kvantinė chemija ir mano būtent išsilavinimo perspektyva, bet kaip fizikas labai gerai suprantu, kad nei vienas žmogus negali gyventi vakuume, nei fiziškai, nei metaforiškai, nes praktiškai nei vienas mūsų, darau tokią prielaidą, negyvena tokiam socialiniam vakuume, tuštumoj, dėl to, kad visa tai, kas su mumis vyksta, visa tai, ką darome, kiekvienas nusižengimas, kurį padarome, arba veiksmai, kurie yra iš konteksto ištraukti, galbūt nusikalstama veika, yra tai, kas yra mūsų viduje ir tai, kas tikrai gali daryti įtaką mūsų aplinkai iš išorės. Kalbant apie jaunimo nusikalstamumą, visą laiką prisiminkime aplinką, kurioje išaugo tam tikras vaikas ir kaip ta aplinka daro poveikį tam konkrečiam vaikui. Kaip tvarkyti su iššūkiais ir būtent dėl to mano pirmoji skaidrė yra apie tai, kad tiesiog padarysiu įvadą į mūsų sistemą, kaip yra teikiama pagalba vaikams, kurie pasižymi nusikalstamą veiką arba elgesį. Visą laiką svarbu pasakyti, kad ta sistema egzistuoja, jinai veikia ir savo prezentacijoje irgi pabandysiu tai papasakoti, kadangi žinoma ir kritikos reikėtų išreikšti dėl to, kas yra netinkama arba kur link ta sistema turėtų žengti. Visų pirma, keli tokie pagalbos palaikymo lygiai, kurie yra teikiami vaikams. Kai tik tai vaikai pasižymi tokiu elgesiu, kuris yra
netinkamas arba netoks, koks turėtų būti. Jeigu tai yra ar kažkokia baudžiamoji veika, ar tiesiog konfliktai mokyklose. Visų pirma, mokyklos dirba su mokiniais. Tai yra visų pirma ir socialiniai, emociniai įgūdžiai, kompetencijų ugdymas, po to koordinuota pagalba vyksta savivaldybės lygiu. Neseniai Lietuvoje kalbėjom skirtingų specialistų tarpe, kad turėtų būti teikiama koordinuota pagalba vaikui socialinių, švietimo darbuotojų arba įstaigų. Na ir ne visuomet ta koordinuota pagalba padeda vaikui, jokios abejonės, tačiau tam tikrais atvejais tai yra ir biurokratiniai kažkokie trūkdžiai, o ne pagalba, kuri turėtų būti teikiama. Ir dar išskyrus tuos lygius, kuriem reikia tiek laiko, tiek ir išteklių, yra minimalios priežiūros priemonės. Na, baisus pavadinimas, mano nuomonė, turėtų būti savivaldybės lygių teikiamos tokios paslaugos, tam, kad būtų galima padėti vaikui koreguoti elgseną arba siekti tokias elgsenos, kuri būtų tikrai toli nuo rūkymo, narkotikų vartojimo ar kažkokių kitų neigiamų reiškinių. Tai yra minimalios priežiūros priemonės, savivaldybė už jas yra atsakinga, bet ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad šis lygis ne visuomet užtikrinamas, tačiau vaikui turėtų būti teikiama pagalba. Na, o ta vidutinė priežiūros priemonė, ta paskutinė, vadinkim, institucija, kur jau tiek valstybė, tiek ir savivaldybės lygis yra pajungiamas. Tai yra teismo paskirta priemonė vyresniems nei 14 metų vaikams, padariusiems teisės pažeidimą arba kai minimali priežiūra nepasiteisino. Apie tai irgi buvo kalbėta ankstesnėse prezentacijose. Taigi yra mokykla, kompetencijų ugdymas, koordinuota pagalba, minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės. Taigi, tokia sistema yra, niekas iš tikrųjų nelabai žino, dėl ko taip, ir netgi vaikai matote apkalinami, bet tokia yra Lietuvoje sistema, galbūt tie paskutiniai 2 lygiai yra svarbiausi, tai reiškia tos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės ir taip yra ta koordinuota pagalba mūsųse. Minimalios vaiko priežiūros priemonės gali būti tokios, kurios teikia savivaldybė ir statistika pastarųjų 3 metų byloja apie tai, kad kaip buvo naudojamasi tomis paslaugomis, kokios yra populiariausios minimalios vaiko priežiūros priemonės, taip pat ir specialistai, kurie buvo įtraukti į šį kontekstą ir, žinoma, specialistai mokyklose. Čia daugiausia, ko gero, atsispindi, matome, kad kai vaikas neteisingai elgiasi, mokykla praneša savivaldybei, savivaldybė tą atvejį vėl grąžina į mokyklą, sako, specialistai turi dirbti, o jeigu negebate užmegzti kontakto su vaiku, tai tiesiog ir pagalbos teikti negalėsite. Tada grįžtam atgal, sako, reikia pasistengti, tada jau tos kitos priemonės taikomos. O dar viena tokia populiarių priemonė, dėja, man atrodo, yra, kai vaikas perkeliamas į kitą mokyklą. Kartais manome, kad tas sprendimas yra problema dings, jeigu vaikas pakeis mokyklą. Yra tokių vaikų, kurie tam tikroj savivaldybėje jau perėjo per visas mokyklas, nuo pirmos iki paskutinės ir praktiškai, ką nebuvo suteikta jokia tinkama pagalba. Kad būtų galima pakeisti elgseną ir rasti kažkokį sprendimą. Dar kitos priemonės, aišku, aš nedaug skirsiu laiko, bet galite tiesiog statistiškai pažiūrėti. Norėjau tas 2 pirmasis paminėti, kadangi tai yra klausimas, kuris turėtų lemti pokyčių Lietuvoje.
Toliau kalbama apie socializacijos centrus. Na, mes Lietuvoje vadinam socializacijos centrais. Tai yra vidutinių priemonių arba vidutinės priežiūros priemonės, kurios yra taikomos. Ir turime uždarą tipo institucijas, kuriuose vaikas gali būti patalpintas ir ten būna 24 valandas per parą. Turėtų gauti tam tikrą pagalbą, bet tai yra, manau, toks paveldas iš sovietų eros, kuomet buvo tokie kalėjimai mokyklos, kolonijos vadinamos ir po to jos buvo pervadintos socializacijos centrais. Bet visi manome, kad tai yra visų pirma mokykla, ugdymo įstaiga, kuri turėtų teikti švietimo paslaugas, ugdyti, bet daugelio atveju yra taip pat individualizuotas ugdymas. Teko taip pat išgirsti apie tai vienoje iš prezentacijų, bet ne visada ugdymo priemonių pakanka. Tai pakalbėsiu vėliau. Tuose socializacijos centruose vaikai nuo 14 metų ir vyresni gali talpinti 1 metams, bet maksimaliai iki 3 metų, jeigu tai yra teismo sprendimo nurodymas. Taigi 15-metis 3 metams ten yra patalpinamas ir jau išeina iš tokio centro būdamas 18, taigi pilnametis. Na ir ką, pats brendimo laikotarpis praleidžiamas socializacijos centre. Vaikai čia gali būti iki 18 metų, jau paminėjau. Socializacijos centro tikslas yra reformuoti vaiko elgesį, didinti atsparumą ir motyvuoti mokytis. Taip pat teikti švietimo, socialinės sveikatos priežiūros, kitas paslaugas. Centre visą laiką yra žmogus, kuris atsako už socializaciją, už tam tikrų įgūdžių ugdymą ir aplamai vaiko reintegraciją. Daugelio atveju tie socializacijos centrai tikrai padeda vaikui gauti tam tikrų įgūdžių, kaip pavyzdžiui pasigaminti maisto, kaip, nežinau, išsiplauti indus, galų gale, kadangi vaikai kartais neturi tokių esminių įgūdžių. Ir vėlgi, iš ankstesnių prezentacijų buvo paminėta, kad visi vaikai, kurie būna tuose socializacijos centruose, yra tam tikrų traumų aukos. Taigi, arba tai buvo nepriežiūra, arba kitos priežastys, kurios lėmė tokį vaiko elgesį arba būklę. Tačiau vėlgi galima dirbti su vaiku toje institucijoje, galima ugdyti tam tikrus įgūdžius, tačiau negalite laikyti to vaiko visą laiką tam centre ir kai ateis tam tikras metas, galbūt 18 metais ar kitas vaikas privalės išeiti ir grįžti ten, iš kur kilo. Jeigu nedirbsime su ta vieta, iš kur jisai kilo, tai vėlgi ta disfunkcinė aplinka labai greitai tiesiog sužlugdys visą tą raidą, kuri buvo pasiekta atitinkamose institucijose ar socializacijos centruose. Taigi ne tik tai turime telkti dėmesį į instituciją, bet ir kas po to vyksta, arba kas buvo prieš, kas nutiko tam vaikui prieš tai, kai jisai buvo patalpintas į centrą ir aplamai aplinka turi būti svarbesnė negu kad įgūdžių ugdymas ir tam tikrų paslaugų tam vaikui centre teikimas. 2015-aisiais veikia 6 socializacijos centrai. Šiuo metu yra vienas centras su 2 patalpom, berniukams ir mergaičiams skirtingose vietose ir matome čia vėlgi statistinius duomenys pastarųjų 10 metų, kiek vaikų buvo tose centruose, sumažėjo ženkliai, reikia pripažinti. Ir jokios abejonės vaikai, kurie buvo talpinami tose centruose už praktiškai smulkius kažkokius nusižengimus, jau ten nebetalpinami ir norime, kad aplamai tas skaičius būtų sumažintas ir tiesiog aiškinamės tos atvejus, kada vaikas tikrai privalo būti patalpintas į tokį centrą. Galbūt, kol pastaruoju metu matome, tam tikrais atvejais galbūt tas vaikas nėra talpinamas tada, kai turėtų būti talpinamas.
patenkinamas, jokios abejonės tokiu atveju būna, bet matome, kad sumažėjo ne tik tai centrų, bet ir vaikų skaičius. Nes būtent ta uždara aplinka tikrai ne visada lemia vaiko pokyčius ir tikrai net kartos namų aplinkos. Antraip tiesiog nustumėte nuo to kelio ir viskas. Iššūkiai, su kuriais susidurėme centruose, yra irgi tai, kas jau nuskambėjo ankstesnių prezentacijų metu. Yra vaikų turinčių didelių specialių ugdymosi poreikių dėl negalios, socializacijos, kartais reikalingas psichiatrinė pagalba, specialių ugdymo sistema. Vienas iš tokių iššūkių yra susijęs su to, kad trūksta geros metodologijos ir struktūros sveikatos apsaugos paslaugoms teikti, ypač psichiatro pagalbos ir aplamai kitų terapijų specialistų trūksta. Taip pat iššūkis yra susijęs su to, kad yra keli būdai, kaip jūs galite patalpinti vaiką į tą centrą, tai nėra problema, tačiau vėlgi yra du skirtingi vaikai, kurie, pavyzdžiui, už skirtingus nusižengimus gali patekti ne vieną, o daug, du arba daugiau kartų patenka į tokį pat centrą. Na ir vėlgi tai yra vienas iš tokių klausimų mūsų teisiniai sistemai, kadangi tie socializacijos centrai yra matomi kaip bausmė, o ne pagalba. Labiau iš tos perspektyvos. Ir kai tik tai pradedame kalbėtis apie tai, kad 3 metai yra per nelygiai ilgas laikotarpis ir kad tikrai ta aplinka vaikui tikrai nieko gero neduos, matome būtent pasipriešinimą iš tų, kurie dirba teisinėje sistemoje, kadangi sako, kad reikia nubausti tokį vaiką, kitaip nieko nesupras. Na, manau, vėlgi tai yra vienas iš tų klausimų, kad bausmė ar pagalba vis dėlto iš ko rinktis. Kita vertus, tie centrai pataisys, ištaisys tą vaiką, kažkokiu būdu koreguos, ta prasme, tai galbūt turėtų būti ta korekcija atliekama centre. Jokios abejonės yra ir pagalba taip, bet vaikas negali būti kaip koks mechanizmas ištaisytas, suremontuotas, kitaip tariant, kad kartais reikia ne su mokykla, o su draugais, broliais, seserim, tėvais to vaiko dirbti. Kartais mes nenorime to daryti tiesiog. Ir paskutinios 4 minutės, kurios man yra skirtos, jas išnaudosiu apžvelgti, kaip su pokyčiais tvarkomės ir kaip yra sukurta tarpžinybinė grupė, kuri dirba tais klausimais. Rengiamas yra modelis, kaip tie socializacijos centrai turėtų veikti, tam tikri dalykai veikia, tam tikri dalykai yra naujovės, bet kuriuo atveju norime visą tai įtraukti į teisę ir jokios abejonės įstatymai bus pakeisti, tačiau kol kas tik tai Seimui pateikėme tos pokyčius. Vienas svarbiausių aspektų yra, kai vaikas yra patalpinamas centre, kas vyksta, ir po to, kai išeina, kas vyksta. Matome, reikia susitelkti, kad turi būti ne tik švietimas, bet ir kitos paslaugos. Pagalba, daug to, kas turi nuveikta, čia neskaitysiu, tai yra ir terapinės paslaugos, ir įgūdžių valdymas, ir psichologinė parama, ir visų pirma vaiko įvertinimas, kas irgi yra intervencija, pagrįsta pasitikėjimu ir gerais santykiais, kurie užmezgami. Švietimas arba išsilavinimas gali būti formalus, neformalus, profesinis. Galbūt, jeigu nėra kažkokių traumatinių tokių potyrių, tai galbūt ir tas normalus ugdymas ir išsilavinimas galėtų būti taikomas. Na, svarbu, kad kol vaikas yra produktyvus tuo paros metu, reikėtų galbūt pamokas organizuoti, o ne kažkokią terapiją teikti. Sveikatos paslaugos.
Centruose mes matome ir suvokiame, kad tikrai yra labai daug klausimų, ypač su mergaitėmis susijusių, kurios daugeliu atveju jau į tą centrą patenka nėščios, nežino apie savo nėštumą ir reikalinga vėlgi atitinkama pagalba. Ir jokios abejonės, jeigu kalbame apie psichikos sveikatą, tai klinikiniai psichologai, psichiatrai turėtų tas sveikatos apsaugos arba priežiūros paslaugas teikti, taip pat odontologija ir atitinkamos dantų sveikatos arba priežiūros paslaugos turėtų būti teikiamos. Galbūt tai yra naujovė, tačiau darbas su vaiko aplinka yra svarbus. Na, vieneriems metams ką, iš namų išsiuntėm, atsikratėm, mokykla ten džiūgauja, tvarkoj nėra, bet ką, tėvai turi lankytis centre ir turėtų būti vėlgi privalomas lankymasis centre, tas darbas su vaiko aplinka, su specialistais, toks kaip ir atveju vadybininko įtraukimas, konsultavimas tėvams, vaikui arba jo atstovų santykių atkūrimas ir palaikymas, taip pat konsultacijos galbūt mokyklos darbuotojams, kas bus po to, kai tas vaikas grįš ir kas bus po to. Na ir po to, ką norėtume vėlgi įtraukti į šį kontekstą, tęstinių integruotų paslaugų teikimas. Taigi, jeigu vaikas grįžta, ką savivaldybė sako, viskas turėtų būti gerai, viską padarėme, ką galėjome, ne visada tai būna beje, bet centro specialistai turėtų dirbti taip pat ir su vaiku, su vaiko tėvais arba atstovais, su mokykla, žodžiu, kad būtų galima parengti tą aplinką vaiko grįžimui. Na ir ką, paskutinė skaidrė, jei neklystu. Pokyčiai, kurių reikėtų imtis. Iki šiol maksimalus laikas, per kurį vaikas galėtų būti talpinamas į tą socializacijos centrą, buvo iki metų. Na ir savivaldybės taip ir sakytų, ką metai maksimumas ir tiek. Taigi norime sumažinti tą maksimalų laiką, kuomet vaikas gali būti socializacijos centre iki pusės metų, iki 6 mėnesių ir taip pat lygiai greičiai dirbti su vaiko aplinka. Kitaip tariant, kad tas laikas gali būti pratęstas dar 6 mėnesiams, taigi 6+6 mėnesiai. Ir taip pat privalomas turėtų būti bent jau 6 mėnesių laikotarpis tokios pagalbos po to, kai vaikas išeina iš to centro, taigi papildomai 6 mėnesiai. Na, čia tikrai telegrafinių trumpumų, ką norėjau jums čia šiandien papasakoti. Manau, kad tam tikri dalykai buvo nauji. Suvokiu taip pat, kad daug žmonių dalyvauja iš Lietuvos čia ir konferencijos kambaryje ir nuotoliniu būdu ir manau, kad tam tikra papildoma informacija buvo pateikta. Taip pat vienas iš papildomų aspektų, kuris turėtų būti išdiskutuotas, kad tie centrai vis dėlto turėtų būti mokyklos. Taigi turėtume dirbti ir ties programomis, ir ties tikrai ūkdymu. Žinau, kad dėl to kyla problemų, bet turėtume visą laiką pabrėžti vis dėlto pagalba, sveikatos apsaugos ir socialinės paslaugos, kurios teikiamos tose centruose. Manau, kad kartais trūksta to tarpžinybinio suinteresuotumo, kad vaikai yra tikrai svarbi mūsų visuomenės dalis. Žinau, kad ta priemonė yra brangi. Manau, kad ta kaina yra tikrai per aukšta, kurią už tai tenka mokėti, bet turime investuoti ir į tai, kas bus po to, kai vaikas išeis iš socializacijos centro. Ačiū. Dėkui, Ignai, už tokią išsame prezentaciją. Netgi, sakyčiau, jūs pateikėte tokį kaip ir apibendrinimą, galbūt visos tos temos. Dar turime porą minučių, gal kilo klausimų pranešėjams. Nes tai pranešimai labai geri, bet kartais diskusija dar geresnė būna.
Mano klausimas toks būtų. Taimi skirtas. Jūs sakėte, kad yra viena mergaitė dabar yra nepilnamečių laisvės atėmimo įstaigoje, o kiti jaunuoliai, pažeidėjai yra, tokiuose, izoliuotose, uždarose institucijose. Kodėl vienas vaikas atsidūrė laisvės atėmimo įstaigoje? Tai kokia ta procedūra, kad tu patektum būtent į kalėjimą, o ne į tą uždaro tipo, sakysim, įstaigą. Kokios priežastys tas sąlygoja? Dėkui už klausimą. Aš nežinau tiksliai detalių apie šį atvejį. Aš ką tik tai gavau informaciją prieš pietus apie tai, bet procedūra, kaip sakiau anksčiau, tokia, kad jau viską reikia visų priemonių imtis, kol pasiunti vaiką, jau galiausiai paskutinė priemonė, kad laisvės atėmimo bausmė skiriama. Bet aš manau, kad ir šiuo atveju buvo taikytos visos kitos priemonės, kol ta mergaitė, kad tik po to atsidūrė laisvės atėmimo įstaigoje. Tikrai mes nesiunčiam vaikų į kalėjimus iš pat pradžių, jokių būdų ne. Dar vienam klausimui turim laiko. Gal tada galim baigti sesiją. Norėčiau padėkoti dar kartelį visiems pranešėjams ir dar noriu jums tokią kaip ir gal žinutę arba tokį klausimą suteikti, kad išsivežtumėte į namus. Koks įspūdis sudarė, kai klausėtės visų pranešimų ir ankstesnės sesijos, kai mes kalbam apie uždaro tipo įstaigas? Ar tiesiog tas pavadinimas, gerai, kai kalbam apie kalėjimus, tai vėlgi mes turime kalbėti apie ten užimtumą, aplinką, rizikos įvertinimą ir taip toliau. O tada mes pereiname į kitą uždaro tipo įstaigą, tai pakeičiame tik tai pavadinimą. Kodėl? Koks skirtumas tarp jų? Tarp kalėjimų ir tų uždaro tipo įstaigų? Nežinau, gal koordinuoja jas ne Teisingumo ministerija, kita ministerija, ar koks dar skirtumas? Pagalvokime apie tai. O gal galėtų Teisingumo ministerija ir tokias paslaugas teikti ir nereikėtų kažkokio tai papildomų įstaigų? Juk mes permetame vaiką kaip karštą bulvę iš vienos įstaigos institucijos į kitą ir sakoma, oi, kalėjimas yra paskutinė priemonė, sakysim, paskutinė. Daugiau, kai niekas nebepateisina, tai tada ten. Tai pagalvokime. Gal galėtume pratęsti netgi rytoj šias diskusijas. Kokie tai yra skirtumai? Dėkui dar kartelį.